Nu ką, sveiki, šiek tiek video intro į mūsų vilą. Tai laukia dar vyksta pilnumoje statybos, bet vila mūsų baigta, tai einam vidų, pažiūrėsim, kaip atrodo iš vidaus. Tai kas yra labai gražu, įeini ir nu va, baseinas, nuosavas baseinas, lounge'as, gultai. Labai man patinka šitas praėjimas per baseiną, tikrai gražu. Baseinas ganėtinai gilus, man iki kaklo, mano žmona galėjo paskęsti praktiškai, natūralūs augalai. Viduj vilos labai faina, nuo baseino nutrūkas nusiprausti. Ir tada, kas šiaip stebina, tai yra, kad gerokai vila yra erdvesnė, negu aš tikėjausi. Tai einam vidų. Dar pastebėkam. Tai viduj didžiulis salonas, va, pažiūrėkit, net išskestom rankom virš 3 metrų, dar atitrūksta televizoriaus. Ir vėlgi lubos labai aukštos, įsivaizduoju, kad virš 4 metrų galbūt. Tai salonas, svetainė, pilna virtuvė, spintelės, viskas įrengta, labai fainai, kad visi baldai iš medžio masyvo labai atrodo kokybiški ir tokie tikrai faini. Tai šiek tiek dar jovo, nes tik mes ką tik atvažiavom. Pirmam aukšte yra miegamasis, su didelė patogia lova. Kas man visai patiko ir yra patogu, rūbam susidėti atsidari lagaminus ir esi susitvarkęs iš principo, viskas paprastai. Ir viena iš man įspūdį labiausiai pasidarė iš galių yra vonia. Vonia, kuri yra realiai lauke. Tu išeini į lauką, mėlynas dangus, yra dušas. Tada dušas, vėlgi augalai, ypatingai fainai atrodo naktį, padarysim atskirą video. Jo, tualetas, vasarą galite sėsti ant tualeto ir relaksuoti lauke. Na ką, ir lipam į antrą aukštą, pažiūrėsim, kas ten darosi. Antrą aukštą turime 2 lounge zonas, viena yra po stiklinių spalvų, dabar čia aišku yra karšta. Ir čia dar bus aišku visas, kaip žiūrėjau, matrasas, dabar gultas, šezlongas, kur galima pagulėti, paminkštinimai, na. Ir toliau laipteliais užsilipus aukštyn turime dar vieną lounge zoną, jau po atvirų dangum, kur irgi bus sudėti zona, kur galima sėdėti, gulėti ir čilinti. Ir štai tokį privatų turi savo visą stogą. Iš tikrųjų vietos tikrai labai daug. Ir va vaizdas aplinkui matosi stogai, palmės ir mėlynas dangus. Tai taip atrodo mūsų vila.